Žuvyčiai. Girdėjai turbūt tokią sodybą. Kur tai randasi? Elektrėnų savivaldybėje, netoli Semiliškių miestelio, yra Žuvyčių kaimas, kuriame jau daugiau kaip 15 metų, jau 16 metus veikia sąmoningumo mokykla Gyvenimo rytas. Taigi, kodėl aš kalbu apie šitą sodybą? Tai yra sodyba, kuri skirta tik dvasiniam tobulėjimui, jokių daugiau kitokių renginių ten nevyksta, todėl ten yra labai nuostabi energija. Tuo labiau, kad ten yra labai nuostabi gamta. Ir štai šitame kampelyje rugpjūčio pabaigoje 29-30 vyks Gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Kam šitas renginys ir kas jame bus? Renginys skirtas visiems, kuriems galbūt nesvetimos Gyvenimo ryto idėjos. Jūs tai galite rasti gyvenimorytas.lt internetinėje svetainėje, puslapyje, kas tai yra. Tai yra sąmoningumo mokykla, tai yra naujas gyvenimo supratimas, išsilaisvinimas iš įtampų, iš nerimų, iš baimių ir perėjimas į gyvenimą pusiausvyroje, ramybėje ir pilnatvėje. Kad supažindint žmonės, kad šiek tiek duot supratimą, į kur veda Gyvenimo rytas, visą laiką, kiekvienais metais, porą kartų darau susirinkimus, tokius bendrus renginius. Tai yra vasaros šventė su Gyvenimo rytu paprastai būna ir Gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Taigi rugpjūčio 29-30 Žuvyčiuose, šeštadienis, sekmadienis, tai bus Gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Skirtas visiems su šeimomis tam, kad prisiliest prie to, pasižiūrėt, kaip aš gyvenau ir kaip galima gyventi, pajaustą naujo gyvenimo dvasią, naują supratimą apie tai, kas yra ramybė, pusiausvyra, pilnatvė, kuo tai skiriasi nuo mūsų rutininės kasdienybės, kad gyvenime galima turėti daug džiaugsmų ir taip pat už to džiaugsmo daug vidinės ramybės. Ir tam ir skirti visi šio renginio etapai, visos praktikos, visi užsiėmimai. Šiame renginyje bus daug džiaugsmo, daug žaidimų, taip pat daug ėjimo gilyn į save, pajautimo, taip pat daug praktikų, kurios ves į visiškai naujus atradimus. Tai tokia pavyzdžiui kaip ugnies, susijungimo su ugnimi praktika, perėjimo per žarijas praktika. Tai yra labai gilios transformacinės praktikos, kurias praėjęs žmogus sako, vau, kur aš buvau, aš tokio patyrimo niekada gyvenime neturėjau, kiek tai atveria, kokią laisvę tai atidaro. Tai iš tikrųjų unikalu ir šiais metais ne vienintelį kartą turi šansą, turi galimybę dar pereiti per šitokias praktikas. Taigi, daug džiaugsmo, daug žaidimų, daug potencialo išsilaisvinti, daug potencialo pajaust artumą su gamta, su kitais žmonėm, atrast bendraminčių, gaut galimybę pasikonsultuoti svarbiais gyvenimo klausimais. Tai yra renginys Gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydis. Rugpjūčio 29-30 Žuvyčiuose. Tikslesnė informacija ir galimybė registruotis rasi šios transliacijos aprašyme. Yra nuoroda, taigi nepražiopsok ir susitiksim rugpjūčio 29-30 Gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydyje. Iki, ate. Приветствую вас, дорогие. Почему иногда события вдруг начинают складываться так, словно невидимая сила заранее подготовила для вас дорогу? Нужные люди появляются вовремя, закрытые двери неожиданно открываются, а то, что казалось почти невозможным, приходит легко, через цепочку удивительных совпадений. Но действительно ли это совпадение? Или в этот момент начинает работать огромная система, частью которой вы были всегда?
Когда вы выбираете цель, соответствующую вашему наивысшему благу и находящуюся в гармонии с мирозданием, ваше намерение перестает быть просто мыслью. Оно становится